pyktis yra? Šiaip, čia reikia pykčio. Reikia pykčio, man atrodo, kaip yra liūdesys, baimė, nežinau, džiaugsmas, visos kitos emocijos, taip yra ir pyktis viena iš. Pyktis yra emocija, kurią mes visi turim natūraliai, jinai yra ir jinai reikalinga. Ir legalu yra pykti, legalu jausti ją, kad jinai gali būti ne tik kažkokia gąsdinanti, bet ir teigiama, padedanti gyvenime. Tokia prigimtinė apskritai emocija, arba tokia varomoji jėga kažkokia gyvenime, kur kartais iš to jausmo, kad pykstu arba supykstu, aš galiu daug padaryti veiksmų. Tokia gali skatinti, eiti, daryti, gyventi. Man tai labai tokia įdomi emocija, nes jinai daug talpina savy. Daug. Tai turiu minį, ne vien pyktis nėra taip, kad labai aišku iš tikrųjų apie ką jis būna. Kartais labai aišku, bet dažniausiai ne. O su pykstu tiesiog ištinka. Ir paskui tai galima kartais ieškoti, apie ką aš čia pykstu, dėl ko pykstu, kaip čia pykstu. Bet pradžiai ištinka toks. Tai atrodo labai toks iš vienos pusės impulsyvus dalykas mums kylantis. Bet iš kitos galima įvaldyti kažkiek, man ten spontaniškumo įdėti, kad pažiūrėti, čia man reikia dabar kažką sakyti piktai ar nepiktai. Tai man atrodo, gal čia šitoje vietoje svarbu yra atskirti, kad pyktis yra emocija arba jausmas, kad aš jį pajaučiu ir sveika yra jį jausti. Kažkaip aš labai susiduriu su nemaža dalim klientų, kurie neleidžia savo tiesiog išreikšti pykčio, tokio kaip emocijos ir jausmo. Ir tada visai nemažai bėdų nutinka. Aš tai kažkaip kartais net provokuoju pykti iš klientų. Tikrai būna. Nes būna, kad neparodo to ir atrodo, taip norisi net pykta, kad nepyksta. Kažkaip taip, žmogus. Tai tokia, atrodo, labai gyvybinga man emocija pyktis yra. Kartais net norisi, kad žmogus supyktų. Aš sako, ne, aš nejaučiu to pykčio ar kažkaip tai man keistas buvo potyris. Tai yra ta dalis, man atrodo, kad atsitinka tas darbas su pykčiu, su klientais, ar ne, kai pagalvoju apie tą dalį irgi, kas tada nutinka, kai neleidžia klientas ar žmogus apskritai savo išreikšti to pykčio. Tai vienas dalykas, man atrodo, kad labai sudėtinga, nemaža dalim kažkaip sprendimus priimti, pavyzdžiui, gyvenime, ribas nubrėžti, kažkaip bijant tą pyktį parodyti arba neleidžiant savo jo kažkaip jausti. Apskritai sudėtinga kažkaip nuspręsti, ar aš čia kažkaip džiaugiuosi tuo gyvenimu taip, kaip gyvenu, ar ne. Bet kažkokių tokių labai daug painiavos įsineša gyvenime. Ir man atrodo, net jeigu pyktis užslopinamas, jisai kažkaip neretai kažkokia kita emocija uždominuojanti būna žmogaus gyvenime. Nežinau, pavyzdžiui, kaip labai gilus liūdesys. Ir tikrai būna atveju, kad kai klientas pradeda labiau sau leisti pykti, kad atsiranda tokios gyvybės gyvenime. Mažiau liūdesio? Mažiau liūdesio, mažiau aukos pozicijos kažkokios, mažiau pripažinimo, kad aš atsakingas irgi esu, kad aš galiu ant kito pykti, kad aš turiu teisę pykti. Bet jis gali būti ir toks geras pykti, ta prasme, kad, aš pralaimėjau varžybas, tai man pykta. Taip. Tai jis toks labai, čia, vos ne kasdien galiu pykti. Galiu pykti, bet svarbu neužsibūt, kad jisai kažkaip transformuotųsi apie tą sveiką pyktį, kai jeigu kalbant, tai man atrodo labai normalu pykti. Aš pralaimėjau varžybas, pavyzdžiui, ant savęs pyktauti, ant situacijos, nežinau, ant teisėjų ten, kad kažkaip ne mano naudai kažką, arba aš galvoju, kad neteisybė kažkokia buvo. Bet tada kartais ir atsiranda ta varomoji jėga, kad norisi man padaryti geriau, pavyzdžiui, kitą kartą. Pasirodyti kažkaip geriau, ten varžybose sudalyvauti ir aš tada tikslingai nukreipiu į kažkokį veiksmą. Treniravimąsi, kažkokį strategijos pasirinkimą kitą. Gal sudėtingiau, kai tas pyktis ilgai užsilieka. Pykčio užslopinimas, kaip sakyti, didelis yra, tai atsiranda lygos realiai ir psichiatrinės, psichosomatinės visokios lygos, kurios,
netgi paūmėja, jeigu ir pradedama jausti pyktį. Tai čia toks irgi paradoksas, kad buvo užslopinta, tarkim, esu depresyvus labai, arba ten susirgu depresiją. Ir pradedu reikšti tą pyktį, bet dar paūmėja man ta depresija netgi. Nėra taip. Nu, kad reiškia, nesvarbu, kad aš išlaisvinu tą kažkokią energiją, nu, jinai gali niekur labai ten nepagerinti. Pavyzdžiui, santykių, ten negerina, aš išardau, ten išsiskiriu ar dar kažką padarau, ten palieku ką nors. Tai gali labai daug tokių pavojų būti tame pykčio atskleidime. Aš taip turiu bent jau tokį pavyzdį. Jeigu kitas ribas, pavyzdžiui, peržengia, tai jeigu aš neleisiu savo kažkaip pykčio parodyti, pasakyti, kad aš pykstu, aš gal dėl to liūdėsiu, kažkaip išgyvensiu, bet niekas labai nesikeis. Ne? Ir kitas žmogus tos ribos mano nejaus. Bet jeigu aš kažkaip supyksiu ir nubrėšiu ribą, pykčio išraišką iš esmės galiu pasirinkti. Aš galiu pasakyti konstruktyviai, taip, tenka turbūt kartais žmonėm pakelti balsą, kai nėra va tos, nepavyksta pauzės kažkokios padaryti, ar ne, tarp pajausto jausmo pykčio, emocijos pykčio ir tada išraiškos. Man pyktis iš tikrųjų kažkaip nemaža dalim kartais su tokiu kontrolės praradimu. Aš negaliu kontroliuoti kažkokios situacijos, nežinau, santykiuose, skyrybų atveju. Kartais būna daug įniršio, agresijos ir visko ir dėl to, kad pikta, kad skaudu, kad su manim taip vyksta. Ir ten iš vis labai daug sluoksnių to pykčio būna. Ir dėl to, kad sukontroliuoti negaliu piktą, kad negaliu padaryti kaip noriu, aš, kad kitas kažkaip pasiliktų. Tai įvairių tų. Jeigu labai stipriai pažeidžiama mano kažkas, tai fizinė sveikata, socialinis kažkoks, nežinau, statusas, dvasiniai įsitikinimai ir dar kažkokie religiniai. Tai fizinis mano pažeidžiama, tai mano pyktis tikriausiai staigus bus ir jisai, toks impulsyvus labai. Bet jis labai tiesus ir kaip čia, nepagražintas, ne kažkoks, tai man atrodo tas gal svarbu, kad jis labai parodo intensyvumą irgi. Jeigu aš ten labai kažkaip ilgai, ten, nežinau, tyliu, nors iš tikrųjų pykstu, tai irgi toks atrodo, apie ką tai. Čia mes galim pakalbėti truputį apie tas pykčio formas, kur būna, kur ne tiesiog išreikšti arba atvirai parodyto pykčio, kur gali paskui persverti kažkokią pasyvią agresiją, pavyzdžiui. Kad ilgai tyliu, pykstu, bet nesakau, nežinau, nekalbu kažkaip, arba pradedu išreiškinėti tą pyktį kažkokią tarsi labiau savo priimtiną formą, kokios būna pasyvios agresijos. Apskritai tyla, man atrodo, kad aš nekalbu tiesiog, traukimas. Ignoravimas. Arba juokeliai tokie sarkastiški kažkokie. Bet aš galvoju, gal čia apie sveiką kažkokį tokį pajuokavimą iš bendros situacijos, ne vien tik apie kitą arba kažką tai probleminę situaciją. Pavyzdžiui, kažkoks, galvoju, čia ar tinkamas, bet pragyvenom 10 metų, kaip mes galėjom gyventi, niekad nesuprantam būdų, žinai. Čia gali būti vienas dalykas, kad labai toks neskanus vienam partneriui skambėti, o gali būti visai priimtinas, kad iš situacijos juokiuosi, ne tai, kad vienas ar kitas čia labai blogai elgiamės. Tai man atrodo, kad čia gal irgi kažkiek gali skirti su humoras nuo sarkazmo, žinai, kaip ta pasyvi agresija daugiau apie tą tokį, kur tu nori kažkaip gal daugiau kažkokią formą pasakyti kitam tam. Nežinau, pavyzdžiui, neblogai atrodai, nepaisant to, kad 2 valandas prie veidrodžio tam stovėjai. Kažkaip tokį. Aš turiu minėti, kad labiau apie pačią situaciją, jeigu juokauju, tai man atrodo visai gerai. Drenavimas, tik tai turbūt yra irgi pavojus tam humore pasislėpti ilgainiui situacijose, kad tai netaptų kažkoks įprotis, kur mes nesprendžiam situacijos kažkokios ir tam, kad dėl ko pykstam, ką mums tas pyktis sako, ar ne. Dažnai klientai ateina irgi į terapiją dėl kažkokių pykčio proveržių.
staigių, kur jie ir patys išsigąsta ir kažkaip santykyje nepatogu kitiem būna ir kai mes neretai pradedam kalbėti apie tos pykčio proveržius, tai iš tikrųjų atsiranda tokių niuansų, kad labai ilgai kažkas laikoma viduje ir nepasakoma arba nutylima, kažkokios kad ir mažos situacijos, kurios nepatinka, pavyzdžiui, santykyje, jos ilgainiui atsiradus kažkokiam nedideliam trigeriui tiesiog išsiveržia vulkanu. Keli atvejai yra buvę, kai kreipiasi dėl pykčio ant vaikų tėvai. Ir ten vienu atveju mama, kitu atveju tėtis. Ir kažkaip mes, kai po tą emociją pasivaikščiojimas vyko terapijai, kažkaip atsirado iš tikrųjų toks, kad tėvai, šiuo atveju būtent tie klientai pyko ant savo vaikų iš tokios bejėgystės didelės, kad jie negali sukontroliuoti iki galo kažkaip tų vaikų ir jiem tai neįprasta, nes gyvenime labai visose kitose srityse daug kontrolės turėdavo iki tol. Ir viskas, ir kažkoks prasideda chaosas viduj, neaišku ką daryti. Rėkimai, šaukimai, pykčio, kur net patiems paskui nepatogu būna dėl tų situacijų, dėl savo elgesio su vaikais. Pyktis, nes mano pasaulėžiūra neatitinka vaikas. Taip, aš negaliu, aš iki galo negaliu padaryti taip, kad vaikas būtų taip, kaip aš noriu. Aš turiu įsivaizdavimą, gal aš pavargęs esu, gal aš, nežinau, mes norim ten su vyru pabūt ramiai, o vaikai kažkodėl neleidžia, jie kažką daro, jie dėmesio prašo, vargina dar labiau. Ir iš tikrųjų, kad galvoju, pokytis, kiek atsimenu, irgi tos kelis atvejus įvyksta tada, kai tą bejėgystę žmogus priima. Šiuo atveju ten tėtis ar mama, kai sako, kažkokiu momentu pajaučiau, kad viskas, aš nieko nebegaliu, aš pasiduodu. Ir tada kas atsitinka, tas vaikas kažkaip patriukšmauja, ar paverkia, ar kažkaip ir viskas. Aš pastebėjau, kad kai kurie žmonės labai moka formaliai būti. Ir jeigu tik truputį atsilaisvina, tai reiškia leidžia savo jausti labiau, kažkokio aplinkoje, gal neformalioje labiau būna ar kaip, tai atsiranda ir kažkokie veiksmažodžiai, tada jau leidžia savo papykti, biškį daugiau atrodo, kur šiaip žmogus labai santūrus ten ir viską. Ir dar kitas aspektas yra, kad matau, kad kitam pavyksta pykti labai gerai. Ir tas mane gali paskatinti, čia kaip pareidžinsiu, kaip sako, kažką ten pabėdavosiu, kaip čia viskas blogai, net su tokiu pykčiu. Tai atrodo, kartais leidžiam papykti savo, bet skirtingose labai aplinkose mus paveikia, kur mes esame. Aš negaliu dalbėti, ar labai rodyti vadovas, kad pykstu ant darbdavio, ten kažkaip nežinoma, kad rodo, aišku, bet kaip mandagiai kažkaip sudėlioti tą pyktį, tai sudėtinga būna. Sudėtinga, bet man atrodo įmanoma paieškoti, kai aš leidžiu savo jau pykti, tada jeigu vieną kartą kažkaip per smarkiai, turbūt per patyrimą, jeigu per smarkiai kažkokioje situacijoje supykstu, jaučiu, kad kitam kažkaip nepatogu pasidaro dėl to mano pykčio, tai aš galiu su savim turbūt pasišnekėjęs kažkokią rast formą, kaip tą pasakyti. Kokia tinkama forma? Nes aš pats galvojau, tikriausiai labai slidu tas yra dalykas, bet iš kitos pusės toks geras rodiklis gali būti, kad kai aš supykstu, mane supranta. Arba pojūtis, kad mane suprato, kitas žmogus neįsižeidė kažkaip labai, tai man atrodo, va čia gal forma, ten turinys ir visa kita pykčio kažkaip buvo pakankamai tiksli, kad nebuvo kažkokio kraštutinumo nueita vienoje ar kitoje pusėje. Tai kaip tu sakytum, kokia tinkama forma? Tai aš sakau, paieškoti. Man atrodo, yra dažniausiai kažkaip įsivaizduoju, kad spontaniškumo dėka, tai reiškia, aš pagaunu, kad man jie kyla pyktis kažkaip, suprantu apie ką maždaug, čia iš sekundžių bėgyje. Ir aš tą leidžiu būti tam, reiškia, kažkaip transliuotis, tam atsakyti, parodyti galbūt tam. Ir jeigu tas atitinka visi tie kriterijai, man atrodo, tada būna labai taiklu ir efektinga parodyti pyktį. Kelias baimės yra pyktį parodyti kitam. Tai yra, kad jeigu aš parodysiu pyktį, kitas užpyks.
ir kils kažkoks konfliktas. O viešpatie. Arba aš parodau pyktį ir galiu susilaukti, nežinau, kito kažkokio atviro pykčio arba emocijos, kur aš labai išsigąsčiau to, kad, nežinau, kad kažkokio agresijos iš kito. Arba dar kažkokį kitą niuansą esu pastebėjus, kad pyktis asocijuojasi su įsivaizdavimu, kad aš atrodysiu blogas. Kad, nežinau, kaip tu sakai, kad kartais klientai, kai jau pradeda pykti ir nusikeikia ir visa kita, nu tai čia yra labai negražu. Tai ką apie mane pagalvos, tada koks aš čia žmogus, tai yra beje nemaža dalis klientų kažkaip patiriu, kad tą pyktį slopina iš to kažkokio nenoro parodyti, kad iš tikrųjų kas slypi viduje, jie ten pyksta viduje, bet su savim daugiau, bet kad nebūtų akivaizdu kitiem kažkaip, nes čia yra labai netinkama. Įdomu, nes, atrodo, šiaip turėtų būti akivaizdu. Man atrodo, tada efektyviausias pyktis yra, kažkaip pamato visi, negu nerodyti ir kažkokiam formom ten. Taip, ir plus, man atrodo, čia irgi noras tada sukontroliuoti, kaip aš sakau, nesukontroliuojama, negalim nuspėti iš esmės. Ką jisai pagalvos apie mus negalim. Nes jeigu nusikeiksime, mes galim atrodyti labai fainai kitam ir laisvi, o kažkam pasirodyti, kad iš tikrųjų galvoju apie tą tokį, kas po tuo pykčio arba net agresija kažkokia forma. Vienas, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi nemažai tokių neigiamų patyrimų vaikystėje, kažkokia forma, kur jisai tarsi auka būdavo tose situacijose, kažkaip irgi neįsivaizduoju, koks ten mechanizmas įvyksta, bet atsiranda tokio pykčio arba vidinio kažkokio savo pažado, kad aš auka tai gyvenime nebūsiu. Ir tada kažkokioj situacijai, kur žmogus yra nukentėjęs tarsi, kur galėtų liūdėti, galėtų kažkaip turėtų teisę liūdėti arba turėtų teisę išgyventi, jis renkasi tą poziciją tokią, kur geriau aš būsiu kažkoks galingesnis ir kažkaip suvaldysiu tą situaciją, ten pykčiu, smurtu kartais, agresija. Ir apskritai apie pykčio raišką kalbant, kad jeigu tai yra per agresiją, per kažkokį kito menkinimą, žeminimą, tai šiaip yra iš tų kažkokių vaikystės patirtų momentų, ar tai smurtavimas šeimoje yra buvęs, nežinau, tarp tėvų, gal kartais į vaiką, į patį žmogų, ne, tai tas nebūtinai nevienareikšmiškai turbūt taip išsiverčia, bet būna, kad tiesiog, tokia forma kažkokia matyta, to konstruktyvaus pykčio, kaip reikšti, kaip santykėje būtų, kai nematė žmogus, labai sudėtinga kažkaip susirinkti tą patirtį ir konstruktyviai. Ir šiaip ten daug pykčio vidinio situacijos, gyvenimo, kažkokių duotybių. Pagaunu tai, kad jo iš vaikystės tikrai ateina, bet irgi visada, man atrodo, yra tas, sunkus kažkokių prieskonių, jeigu tik yra tas kultūrinis, socialinis išmokimas kažkoks, tada labai sunku atskirti, iš kur čia. Ar aš iš tikrųjų pykstu, ar čia yra iš kažkur atėję. Ne apie mane, nes gali būti, kad aš pykstu ir primenu tėtį, savo, arba primenu kažkokį dėdę ten, skriau, ar dar kažką, kur, aš net nemėgstu, kad taip pykstu, arba man jie yra tas. Tai čia tada labai sunku irgi, kur čia baigėsi tas, kad čia aš iš tikrųjų, kur yra kažkoks išmoktas. Taip, nes būna, kad šeimoje ten, pavyzdžiui, mama vienaip pyksta, o tėtis kitaip pyksta. Ir būna, kad jis iš tikrųjų paklausiu kliento, į kurį tu panašesnis, pavyzdžiui, ne? Ir tada gaunasi tokia situacija, kad tu kažkaip... Ir kiek ten būtų atsinešta, yra potencialo būti kitokiam, negu išmokta ten iš kažkur įgyta, dar kažką tik tai. Čia vienareikšmiškai, aš to irgi tikiu, kad kiekvienas turi resursų pakeisti savo buvimo būdą. Klientai labai iš karto nori, kad aš noriu taip nebepykti, aš noriu taip nedaryti. Čia yra ilgesnis kelias iki to. Tai sakau, kad vien tai jau, kad pastebi ir kad yra noras kitaip daryti, tai rodo, kad galima kažkur ten ir eiti.
Pyktis, man atrodo, yra toks per visus mūsų tokius esminius dalykus praeinantis, kaip ir dauguma emocijų arba išgyventų tokių patyrimų. Nu, jie praeina pro visus mūsų įsitikinimus praeina pyktis, nes dažnai tai reaguojam pro mūsų kažkokią sveikatą, nu, kaip čia sergu, tai kaip čia nesąmonė ta liga, ne, nu, kažkokį tokį praeina arba gali paliesti. Nu, kaip ir sakyti, santykius gali pereiti pyktis, tai reiškia per visą mūsų tokį buvimo pasaulio praeina, nu, tokia ta emocija pyktis. Tokia gyva ir tuo pačiu kažką su to galima daryti. Ir man tai gal norisi kaip ir klientam kartais pasakyti ir pabaigai gal visai taip tinka, kad nu, tu gali pykti. Gali pykti ant savo partnerio, ant savo draugo, ant savo draugės, ant tėvų, ant vaikų, gali pykti ant situacijos. Nu, tai yra teisėta, nes tai kažką rodo ir kažką sako visada pyktis. Tai man atrodo tik tai svarbu, kad kažkaip paklausti savęs, ką man tas pyktis sako, apie ką tas pyktis yra, ar ne, ir tada kažkaip, nu, vat paieškoti tų išraiškos būdų pykčio. Kaip man kažkaip mokintis išreikšti ar pareikšti. O kaip aš sakau, kad visada kažkokiam pykčiui netikėtai prasiveržus stipriau, galima tiesiog paimti paskui ir atsiprašyti, nu kažkaip išpirkti tą kaltę, kad kartais mes nesam apsaugoti nuo tų reaktyvių kažkokių Impulsų. impulsų, taip.